kuriame jaukias ir stebuklingas šventes, kurių taip ilgai laukiame. Tad kokios tendencijos ir būdai pasipuošti namus šiais metais? Raudona ir tamsiai žalia miško spalva yra tarsi kalėdų klasika, tačiau namuose ir interjeruose karaliauja auksinė bei blizgi sidabrinės spalvos, kurios vis dažniau įnešame savo namų puošybą ir interjerus. Už manęs esanti kalėdų eglutė yra klasikinio stiliaus bei puošta viena pagrindinė aukso spalva, pasirinkta švelniai gelsva šilta LED girlianda, kurią pirmiausia užvyniojame ant eglutės bei derinome aukso atspalvių žaisliukus į bendrą gražią kalėdinės eglutės kompoziciją. Tad kokius žaisliukus rinkti skirtingų interjerų kalėdiniams papuošimams? Mano rankose stiklinis, raudonas kalėdų burbulas, kuris tiks klasikiniam, netgi puošniam interjerui. Vyrauja geometrinės formos, įvairūs aukso blizgučiai. Taip pat ne tik burbulai, bet ir lašo forma, tiek ilgesni, tiek labiau apvalų žaisliukai. Klasikiniai eglutei rinkitės žalius, raudonus bei auksinius žaisliukus. Dekoruodami modernius minimalistinius namus, rinkitės matinių spalvų, šaltesnės spalvos žaisliukus, tinka balti sidabriniai atspalviai, šaltos baltos spalvos LED girliandos. Taip pat verta žaisti tiek su pailgo lašo, tiek varveklių, netgi tiesiog stiklo žaisliukai labai papuoš ir derės prie jūsų eglutės. Puošdami eglutę prabangios stilistikos namuose, rinkitės žėrinčius, taip pat kiek klasikinių žaisliukus, taip pat žaižaruojančias girliandas, tinka tiek ir plunksnų ar augalų motyvai. O dekoruodami eglutės kartu su vaikais ir skirdami dizainą jiems, galime rinktis iš tikrai plataus dizaino įvairovės, tiek veltinius žaisliukus, įvairius herojus, elfus, nykštukus, briedžiukus, įvairias žaisliukų formas, derindami įvairias spalvas bei formas. Eglutės išties gaunasi itin žaismingos ir nuotaikingos. Rinkitės iš daugybės stilingų ir įvairiai skirtingų žaisliukų bei puoškite eglę pagal savo pasirinktą stilistiką. Prenumeruokite mūsų kanalą ir sužinokite daugiau idėjų jaukioms kalėdoms.